Prieš 20 metų entuziastingų bei naujovių siekiančių fizikų ir matematikų grupelė pradėjo dirbti kartu. Iš čia ir bendrovės pavadinimas – FIMA. Pradėję nuo apsaugos sprendimų, jau kitąmet žengėme į telekomunikacijų rinką. Plėsdami savo kompetencijas, ėmėmės vis sudėtingesnių projektų. Kasmet augo mūsų partnerių klientų ratas, stiprinome savo pozicijas, kurdami individualius integruotus sprendimus. Norėdami būti arčiau savo klientų, plėtėmės į kitus miestus – Kauną, Klaipėdą ir Šiaulius, tam, kad technologijų pasaulio naujovės klientus pasiektų daug greičiau. Augdami ir tobulėdami ėmėmės vis ambicingesnių projektų. Įdiegėme pirmą Baltijos šalyse mikroprocesorinę geležinkelių eismo valdymo sistemą. Įrengėme inžinerinės sistemas Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio arenose. Pirmąjį rytų ir vidurio Europoje duomenų centrą, kuriame įdiegta unikali serverių šaldymo sistema naudojanti 8 kartus mažiau elektros energijos. O taip pat sukūrėme pirmąją Baltijos šalyse eismo informacijos sistemą. Taikydami inovacijas prisidedame prie Lietuvos modernizavimo. Įgyvendinome modernizavimo projektus šalies oro uostuose bei įdiegėme apsaugos sprendimus daugiau kaip 100 km ES sienos su Rusija ir Baltarusija. Modernizuojame Lietuvos geležinkelius tokio masto projektuose, kokių neatliko jokia kita įmonė šalyje. Diegiame šiuolaikiškus sprendimus elektros skirstomojo tinklo valdymui ir padedame plėsti plačiajuosčio interneto tinklą visoje Lietuvoje. Galėdami pasiūlyti kompleksinius, individualius sistemų integravimo sprendimus, pradėjome kryptingą plėtrą Baltijos šalių regione – Latvijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje. Augo ir mūsų komanda – nuo kuklios technologijų entuziastų grupelės iki 400 inžinerijos, elektronikos ir projektų valdymo profesionalų. Esame žmonių kompanija, todėl ne tik investuojame į savo specialistų tobulėjimą, bet ir padedame augti jaunai technologijų specialistų, inžinierių kartai. Dalyvaudami studentų varžybose, rengdami jiems užduotis ir kviesdami praktikai, skatiname jaunų specialistų žingeidumą ir kūrybiškumą. Nuo 1992 nuėjome gana ilgą kelią. Tačiau kai kurie dalykai nepasikeitė. Kaip anuomet, taip ir dabar didžiausia paskata mums noras kurti ir atrasti kažką naujo. Žengti ten, kur pabuvojo nedaugelis. Visada būti mažiausiai vienu žingsniu priekyje.